Šių metų nekilnojamojo turto rinkos tendencijos buvo permainingos. Optimizmas metų pradžioje, totalus štilis prasidėjus pirmąjį karantino bangai, atsigavimas vasaros mėnesiais, o kiek viščiukų skaičiuosime vėlyvą rudenį ar ypač gruodžio mėnesį, dar anksti spėlioti. Tačiau geriausias laikas pirkti būstą yra tada, kada jums atrodo, jog tas laikas ir atėjo. Aplinkybių bei argumentų už arba prieš visada galima rasti. Tačiau jei ieškote naujos statybos būsto, tai kartais ir pradelsta viena diena gali būti lemtinga. Jums patikusi butą galėjo nupirkti kažkas kitas, o iš ko rinktis tikrai yra. Jei norite, galite pasivaikščioti jau beveik baigto statyti namo koridoriais bei kambariais. O gal susigundysite fantastiškai atrodančią vizualizaciją. Gražus piešinys gali virsti realiu namu visai realiu laiku. Jeigu žmogus turi pačią viziją, žino, ko jis nori ir kaip tai galėtų būti, jis gali pirkti tikrai pačioje pradžioje, sutariant ar su statytojais arba vystytojais, šiek tiek pakoreguoti arba modernizuoti, pritaikyti prie jo būtent individualių norų šį nekilnojamą turtą būtent vienetą. Kitas pliusas yra, kad labai dažnai, kuo anksčiau perki statybos pradžioje, tuo labiau tu gali sutaupyti. Standartiškai nekilnojamas turtas brangsta tarp 7–12% nuo to, tarpsnio, kada jis pradedama statyti, iki galutinio pastatymo ir gražaus paveiksliuko, pavadinkime tai, ką vystytojas siūlo pačioje pradžioje daryti. Tie, kas iš tikrųjų neturi vizijos labai dažnai arba nežino, kaip tai padaryti, galvoja, kad tai yra didžiulė investicija, didžiulės baimės, kažkas pasakė, kad ten projektas vienas subankrutavo, antras subankrutavo, ten vystytojas apgavo, negrąžino avanso, teismai. Teorijų yra labai daug. Kiekvienam žmogui geras nebus joks vystytojas 100% ir variantų, galimybių gali būti daug. Nebūtinai, kad tas blogas dalykas bus šiandieną tau. Tai būtent antras tipažas žmonių, kurie perka tik tais pastatytus, tik tais jiems psichologiškai saugius vienetus, tai būtent yra pastatytus daugiabučius ir dažnai netgi, kad jie būna net įrengti. Jeigu žiūrint, kas dabar yra aktualu žmonėms, tai jiems yra pora aktualių dalykų. Tai yra ramybė, nestandartiškumas, nes jis jau pabodo nuo vienodų tipinių kvadratinių dėžučių. Gamta, tai yra, pažiūrėkime pagal Vilniaus detalųjį planą, kur ir kaip stipriai urbanizuojamos yra žalios zonos ir padaromos būtent parkeliais. Labai puikus pavyzdys yra Šnipiškės, tai yra labai daug iš tikrųjų, sąlyginai su kitais rajonais, pridaryta parkelių mažų. Ir jie dar plėtojami į priekį. Plėtojami didžioji Vilniaus dalyje, dviračių pėsčiųjų takai aplatinami, didinami ir gerinami infrastruktūra. Analogiškai mes turime porą sąlyginai nedidelių parkų Vilniuje arba draustinių, iš esmės žalių erdvių, kurios yra tvarkomos, ruošiami projektai tiek ES, tiek savivaldybės, jie remontuojami, restauruojami, pritaikomi dabartiniai žmonių, pavadinkime, hobių arba laisvalaikio leidimo dalį. Jeigu jūs tinkamai atlikote savuosius namų darbus, pasidomėjote projektų vystytojų ir nebijote investuoti pinigus bei palaukti, kol svajonių daugiabutis bus pastatytas, tikrai turėsite savo argumentų tokiam sprendimui. O jeigu norite greitesnių įkurtuvių ir linkę savo bent jau artimiausią ateitį sieti su beveik arba visiškai baigtu statiniu, taip pat neprašausite. Svarbiausia, kad patys būtumėte patenkinti tuo sprendimu, kurį priėmėte.